Lietuvoje jau pradėjo žydėti žieminiai rapsai, todėl labai svarbu pasirūpinti jų apsaugą nuo lygų. BASF turi 4 sprendimus rapsų apsaugai nuo lygų žydėjimo metu. Pirmas iš sprendimų yra sena klasika, tai yra produktas Efilor, kurio norma yra nuo 0,7 iki 1 litro į hektarą. Kitas iš produktų yra Pictoractiv. Šiame produkte yra irgi 2 veikliosios medžiagos, tai yra piroklastrobinas ir boskalidas. Piroklastrobinas mums padeda augalus apsaugoti ne tik nuo ligų, bet ir išlaikyti jų potencialą, pasisavinti vandenį ir išlaikyti augalus sveikus visą ilgą vegetaciją. Trečias iš sprendimų yra Revidas. Tai yra pirmasis produktas rapsuose su Revizol veikliaja medžiaga. Jo norma yra nuo 0,7 iki litro į hektarą rekomenduojama norma ir jį galima naudoti dar platesnį laiko tarpą negu jau paminėtus produktus. Tai reiškia, šiame lauke jau mes galime naudoti Revidą ir jį galima baigti naudoti iki 75 tarpsnio, tai reiškia jau pasibaigus rapsų žydėjimui. Tai labai svarbu ypač ūkininkams, kurie turi prikabinamus purkštuvus ir nenori savo rapso išlaužyti. Taip pat įmonė BASF turi sprendimą rapsams žydėjimo metu, tai yra Revijoną. Tai yra Revizolio produktas skirtas specialiai rapsams. Jo norma yra nuo litro iki 2 į hektarą. Mes jį rekomenduojame tiems ūkiams, kurie ieško ekonominio sprendimo savo laukuose.